kokią progą šiandien susirinkom ir ką švenčiam? Šiandien susirinkom pagerbti mūsų rajono verslininkų, kaip ir kiekvienais metais. Verslo dienos minėjime yra apdovanojamos rajonui nusipelniusios įmonės, jų vadovai, savininkai, nes įmonė yra dalis mūsų visų rajono gyventojų, dalis mūsų bendruomenės ir jų suteikta įvairi pagalba, ne tik materialinė, bet ir patarimais, jų finansinė pagalba visada yra labai maloni ir naudinga mūsų rajonui. Tiesa reikės palauk. Saulė nusidėjus einu prieš vėją. Ir tikiu, kad sėkmę pavyks pagaut. Kalbėjo kažkas, tiesos tiek mažai. Net meilę jau ir kartais trunka ilgai. Ir nuotraukos kužda paslėptos giliai. Kelionė laike nesibaigs. Didelių kelių dar nesuradau. Sakė, kokios tiesa reikės palauk. Saulė nusidėjus einu prieš vėją. Ir tikiu, kad sėkmę pavyks pagaut. Gyvenimas toks, tenka eiti valandų. Ir niekas aplinkui negali pakalt. Suteiktų jėgų, ranka ištiesta. Ir draugo peties šiluma. Didelių kelių dar nesuradau. Sakė, kokios tiesa reikės palauk. Saulė nusidėjus einu prieš vėją. Ir tikiu, kad sėkmę pavyks pagaut. Ačiū Jums. Įmonė gyvuoja 17 metų. Įmonė daugiausia dirba tai šeimos nariai. Duktė, sūnus, trečias vaikas tai dar mokosi, bet vasarą praktiką atlikinėja čionai. Žentas jau dirba ir Marti dirba. Vienu žodžiu, daug brolis, žmonos brolis, čia vien šeima. Kaip galėtumėt nupasakoti, kuo jūs užsiimat? Kas čia, koks verslas? Šiaip tai mes dirbame mažmeniniai prekybai daugiausia, dabar pirmieji žingsniai yra didmeniniai prekybai. Aišku, didmeninė prekyba tai yra labai didelis darbas, pirmieji žingsniai, tai jie aišku neša su savim ir sunkumus. Mažmenoj mes gal šiek tiek stipresni, sugebam susiorganizuoti darbus, taip kad šiai dienai tokie yra rezultatai. Kad parduoti prekę reikia visaip sukti galvą. Vieni numušinėja grubiai kainas, kiti vėl randa kažkokių gudrybių, kiti tam regione ieško to plyšio vadinamo. Dabar yra galimybė jums ir pakviesti pas save tų pirkėjų. Kaip viliojat? Šiaip tai vilioti nereikia, reikia dirbti su žmogum. Jam pasiūlyti, patarti, yra pagrindinis dalykas – kaina. Aišku, kaina irgi svarbu, bet ar su maža kaina tu gali gerą produktą nupirkti? Ne. Čia geriausia tai yra tai, kad tu pasistengi įsigilinti į žmogaus problemą, tą, ką jis turi išspręsti ir padėti jam spręsti. Iš kur atvažiuoja pirkėjai?
Ar daro tokį tyrimą? Šiaip tai daugiausiai yra mūsų Radviliškio rajono viso, bet turime ir Pakruojo turime savo padalinį, Pakruojo visi, ir ūkininkai, ir įmonės. Bandome, sakau, čia yra pagrindinis dalykas, tai yra tai, kad pabandyti įsigilinti jų problemą. Ir padeda mums čia taip aplinkiniai, bet turim ir šiauliečių. Negalim sakyti, kad mes į Šiaulius nevežam produktų. Buvot apdovanoti. Ar tai svarbu, ar tai jau laukiate? Kaip reiškia svarbu, apdovanojimo mes patys nesirenkam, kažkas taip jo skiria. O kaip ta dovana, kad darbą įvertina tavo, tai visiems gal biškis šilda širdį, visiems. Zita Šimkevičienė. Dėkojame Jums, miela Zita, už Jūsų šeimyninį verslą. I feel the sunshine and the wind in my hair. Troubles behind us will go anywhere. When we finish laughing, we'll breathe the free air. And who would ever thought that we'd make it here? Who would ever thought at all? There used to be rain clouds, but now I see blue skies. Maybe we'll find. Dirbame čia jau nuo 2005 metų. Jau kitą metą bus 10 metų, švęsim tikriausiai jubiliejų. Įspūdingos patalpos, atvažiavus į Baisogalą, tikrai nesitikėjau pamatyti kažką panašaus. Namelis neišvaizdus, nuo gatvės pusės, o kai įeini į vidų, viskas labai gražu. Gavot apdovanojimą? Kaip? Pabaikit, kaip kas gavot apdovanojimą? Galbūt kažkas mumi įvertino. Už darbą, už sėkmingą darbą. Sėkmingiausia moteris verslininkė. Kiek reikėjo įdėti čia jėgų, sveikatos, proto, kad turėtumėt šiandien, ką turit jau? Įsikūrimui neužteko 10 metų. Statybom ir įsikūrimui. O kartu pradėjom labai nuo mažo, nuo 30 žmonių, o dabar galim ir 130 aptarnauti. Tai va, taip ir dirbam. Dirba su manim mano sūnus, mano Marti, o vasaros metu net mums talkina ir anūkas, kuris šiuo metu mokosi Kauno konditerijos, o dabar išvykęs į užsienį praktikai. Kas jūsų klientai? Matau, sėdi nuo anksto rytą. Mūsų klientai tai yra mūsų rajono ir mūsų šito Baisogalos miestelio žmonės, dirbantys žmonės, pravažiuojantis ir kurie paprasčiausiai pamilo mūsų kaimišką maistą. Paminėt maistą, būt valgyklą ir nepaklausti apie maistą. Tai ką dabar tie, kurie žiūri, kur netoli Baisogalos arba važiuoja pro šalį, tai ką čia tokia gaut? Beliašai, kas ne, ten? Kebabai? Kebabai, beliašai pas mus nebūna. Mes gaminam patys viską, natūralų maistą, tik iš gautų produktų. Ir pavyzdžiui, šiandien meniu yra daržovių trinta sriuba ir ten cepelinai, kaimiški kotletukai, kaimiški žemaičiai mūsų gamybos. Viskas, ką gaminam, būna apie 13-15 patiekalų kartu su užsakomaisiais per pačius pietus. O žmonės labai noriai perka ir pusgaminius mūsų pagamintus, nešaldytus. Tai va, taip ir dirbam, ridenamės po truputį. O jūs, kada daugiau žmonių būna? Žmonių pas mus būna pietų metu, panašiai nuo 11:30 iki 1, va tai pagrindas, kuomet žmonės pietauja, o taip tai pravažiuojantis. Patenkinti būna. Aš dabar jau šypsaus be sustojimo, nes visada nuo šalesniai vietai būna nuo širdesni patiekalai. Ten būna jie skanesni, gal čia taip smegenis rodo. O užsakymai kokie? Užsakymų turim, jeigu pasitaiko ir linksmų progų, pasitaiko ir gedulingi pietus, ir metinės, ir šiaip krikštynos. Užsisako žmonės, kainos prieinamos, nebrangu, tai va, prašom užsukti tankiau.
O tikrintojų daug atvažiuoja? Atvažiuoja, pas mus vis ant stotis atvažiuoja, ir mokesčių inspekcija, mes tokia pat įmonė, priklausanti nuo visos Lietuvos įstatymų. Nes neteina pikti dėdės, piktos tetos? Nu, per mano 27 metų praktiką neteko taip akis į akį susidurti, kad kažkas už kažką labai smarkiai mane raugotų. Stengiamės, kaip sako, dirbti sąžiningai ir viską darom, kad žmogui būtų geriau. Dainiau, buvote apdovanoti, 10 metų jau dirbate ir gal va tokia įdomybė, kad atvedėt parodyti mums tokį originalų pastatą. Kas tai? Tai yra medinis karkasinis pastatas, gal kaip angaras galima sakyti. Pats darei Dainiau? Jo, patys statome, tai statome iki 10 metrų pločio, be jokių atramų. Konstrukcijas patys susirenkam ant žemės, po to su kranu pastatome ir va toks aukštas, tvirtas pastatas gaunasi. O žmonės, kurie norėtų dabar pamatyti, sakys, o man čia gerai būtų šienui, gali nusipirkti, įsigyti, ar medieno savo reikia turėti? Koks tas galėtų būti su tavim bendravimas? Ne, viską mes patys medieną atsivežam, viską surenkam, uždengiam stogą, apkalam sienas, galim ir skartą apkalti, ir lentom, kaip kas nori. Tiesiog čia labai tiktų ūkininkam techniką susivaryti, šieną susikrauti. Na, 4 metai dirbu tą darbą. Per tą laikotarpį atstatėm bendruomenės namus, gavę europinių lėšų. Šįmet kaip tik mes vykdom 2 projektus. Vieną pastato rekonstrukcija ir amatų kiemelio įkūrimas ir antrą iš Žemės ūkio ministerijos lėšų, tai būtent inkubatorių. Jie labai daug padėjo man rengiant ir dirbant prie bendruomenės namų. Abu jie yra ir tarybos nariai. Taip kad džiaugiuosi jais ir paimkime, tai čia jo gatvė Vienuolio. Kiekvieno stulpo padaręs inkilus, pavasarį irgi tų inkilų prigamina, žmonės įsigyja, jie nėra brangus, papuošia savo sodybas, kaip žinot, paukšteliai ir gamtą apvalo nuo kenkėjų. Tai tiek kažkaip... Pagirti ir padėkoti. Tai tik tai. Tegu jam sekasi, žinau, kad čia viską, ką jis uždirba, sudeda į pastatų, automobilį įsigijo, kad palengvinti savo tą verslą, pakelti medžiagas ant stogo, šiferį ir nuimti tuo pačiu, išvežti, tai irgi ėmė paskolą, kad nusipirktų. Taip kad 10 metų dirba, bet taip kad ir uošviui padėtų, taip nėra. Gerbiamas Aurimai, ir jūs nusišypsokit direktoriai, tai puikiai šypsosi jį žiūrėdama. O, dabar jau viskas yra puikiai ir gerai. Ačiū Jums, mielieji. Tai dabar, Aurimai, kur esat, kur mes esam? Šiuo metu esame Pakvišinyje, kurių čia yra mūsų pagrindinė bazė, užsiimame žemės ūkio technikos prekybą, taip pat techniką remontuojame, ją nuomojame, taip pat užsiimame atsarginių dalių prekybą. Tai dabar, jeigu kas žiūri į žemės ūkio srity dirbančių žmonių, ką jie galėtų pas jūs kreiptis, ko galėtų norėti? Daugiausia ūkininkai perka žemės ūkio techniką, taip pat įsigyja žemės ūkio techniką, aišku,
ateina laikas, kaip reikia ją remontuoti ir taip pat atsarginių dalių. Tai kad labai aktualu atsarginės dalys yra, nes įsigijęs techniką, klausė, pirkau kažkokią tai padargą ir dabar man sugedo, aš sakau, mes galim padėti. Tada būna labai patenkintas žmogus, kad jūs galite padėti ne vien parduoti, bet ir ją suremontuoti. Kiek dirba žmonių? Šiuo metu dirba 35 žmonės. Čia vietiniai žmonės? Daugiausia vietiniai, aplinkiniai. Gavote apdovanojimą, padedat žmonėm, paprastai daug turbūt yra prašančių. Taip, gavome apdovanojimą už indėlį bendruomeniai. Kadangi buvo tokia proga, mes renovavom buvusį baseiną, dabar įrengėm sporto salę ir, kaip sakant, žmonės gali eiti laisvalaikį pasportuoti, taip pat aplinkiniai ir vietiniai gyventojai. Mes dabar eisim į kiemą ir filmuosim techniką. Gal pristatykit vis tik tai tą techniką, kokia jinai ir kodėl būtent tokia? Mes daugiausia prekiavom naudotą žemės ūkio techniką, kadangi yra populiariausia. Aišku, yra traktoriai, kombainai, visi padargai, pagrindė visa technika, kuri reikalinga šiandieną žemės ūkiui. Nes kadangi patys žemę dirbam, tai gal geriau mes išmanom, kas reikalinga labiau tą ir norim patiekti žemdirbiui. Aš džiaugiuosi verslu, nes verslas yra kūryba. Tai aišku, ne visiems gal sekasi sukurti arba parašyti tą eilėraštį, kokį nori. Bet visumoje mūsų rajone yra daugiau kaip 200 įmonių ir kas kart jų didėja, daugėja ir verslas tikrai sekasi gerai. Mes galim pasidžiaugti ir tuo, kad ko gero ne kiekvienas rajonas gali pasidžiaugti tuo, kad šiais metais atsidarė didžiausia įmonė rajone, kur dirba 100 žmonių, tai jau daug ką pasako. Todėl mūsų rajonas, manau, yra patrauklus, savivaldybė tam neabejinga, skiria nemažą paramą, kad verslas klėtėtų. Juk nuo to priklauso visų mūsų gyvenimas. Vaikų, senelių, pensijų ir taip toliau. Petravičius su UAB JVG. Tai kuo jūsų įmonė verčiasi? Mūsų įmonė verčiasi miško ir sodo technikos prekyba, remontas, priežiūra visą. Kiek metų veikia jūsų įmonė ir kiek žmonių yra dar? 5 metai jau dirbam, šiemet 5 metų, dirba 3 žmonės. Tai dabar tokios šventės, tokie vertinimai nominacijos. Kokiems verslininkams toliau? Šiaip skatina dirbti toliau. Ir kuo geriau. Jūsų nuomonė, jauniesiems verslininkams, kokie būtų patys pagrindiniai patarimai? Ar reikia stengtis, reikia plėtoti savo verslą ir kokie pagrindiniai būtų patarimai? Ko reikėtų nebijoti? Pagrindiniai patarimai būtų dirbti, kuo daugiau pačiam dirbti, nesisamdyti daug žmonių ir eiti į priekį, nebandyti, nebijoti rizikuoti. Kaip ir jūs darote? Stengiamės. These were some crazy years, still struggling to see them clear, but the road's been good so far. Might as well shoot for those stars while we're here, while we're here. It used to seem simple, it never was easy. I had just hoped it would turn out to be. I made some plans, thought they were perfect. I should have known life had better for me. There was so much I did. Gavot apdovanojimą už indėlį bendruomeniai. Ką jums tas apdovanojimas reiškia?
Nu, tai kiekvienam galbūt tai didelis, kaip sakant, nežinau, įvertinimas, kadangi šiais metais investavome į sportą, renovavome sporto areną, tai manau, kad bendruomenė bus nariam yra tai didelis, kaip pasakyti, nežinau, galės visi sportuoti ir visi dabar sportuoja ir praleidžia laisvalaikį. Aš jau apie jūsų Radviliškio naujienos, apie jūsų tą arenos remontavimą. Dabar kaip viskas vyksta? Ar žmonės patenkinti, ar žmonės lankosi? Tai va dabar šiek tiek apie tai. Dabar lankosi, tai kiekvieną vakarą pilna žmonių. Yra taip, sporto salė taip pasportuoja, ateina ir vyresnio amžiaus žmonės pasportuoti, visi yra patenkinti ir manau, kad tai labai geras toksai laiko praleidimas vakarais, ypatingai žiemą. Kaip kilo idėja šalia savo verslo įkurti sporto areną? Kadangi buvo apleistas baseinas, jisai buvo kaip pastatas dar ne visai blogas ir buvo parduodamas iš parduotuojančios įmonės, todėl kilo idėja, iš karto kilo idėja, kad ten galima įrengti sporto salę. Turbūt pasinaudojame europiniais pinigais ir puikiai gavosi, kadangi labai geras buvo sąlygos įrengti sporto salę buvusiam baseinui. Kokie pagrindiniai patarimai būtų jauniems verslininkams? Nežinau, nereikia bijoti, gal reikia labiau domėtis naujovėmis, investuoti. Aš pats nelabai linkęs, gal su paskolom nelabai noriu dirbti, bet paskolų gal nelabai siūlyčiau imti, nes taip tai reikia daugiau gal investuoti, paskui tik laukti gal pelno, kad grįžtume. Už ką gavote apdovanojimą ir ką tas apdovanojimas reiškia įmonei? Na, bet koks apdovanojimas įmonei yra gana svarbus, ypatingai šis Radviliškio regiono, nes esam naujokai šiame regione. Ir aišku, tai labai vertinam ir džiaugiamės. Papasakokit šiek tiek apie įmonės veiklą. Įmonė yra medienos perdirbimo įmonė, turinti 20 metų veiklos patirtį. Kaip tik šiemet gruodžio mėnesį minėsim įmonės 20-metį. Ir yra viena didžiausių įmonių Baltijos šalyse savo produkto srityje. Ir šiuo metu nuo 13 metų veikia vienas didžiausių Baltijos šalyse medienos perdirbimo cechų, tai būtent Radviliškyje. Kokie būtų pagrindiniai patarimai jauniems verslininkams? Jauniems verslininkams tikriausiai čia minėjo administracijos direktorė, kad nesukleidau, jeigu kad tiesiog ryžtas, sumanios, drąsios laiku atliktos investicijos, sunkus darbas, kantrybė. Aš noriu visą